Tai labai malonu, Irena, dėkui iš pakvietimą. Simboliškai mūsų bendradarbiavimas prasidėjo nuo jos studenčių vizitą, kas yra labai mūsų manimų progresyvu, vizitą į mūsų centrą, kuomet ne vyriausių kursų studentės išreiškė norą susipažinti su viena iš feministinių organizacijų Lietuvoje. Tai tokia mes ir esam, šventėm šiemet 20 metų ir manome, kad lygiai šiol aktyviai kovojame už moterų ir vyrų lygias galimybės Lietuvoje. Tai taupant jūsų ir mūsų laiką, nes žinau, diskusija visada būna ta vertingiausia dalis, aš leisiu savo peršokti per keletą skaidrių ir sustosiu prie kelių projektų, kurie galėtų būti mūsų vizitinė kortelė arba žinodami apie juos, jūs atpažintumėt mus kaip vieną iš aktyviausių įgyvendintojų. Šalia keletos pagrindinių veiklos ryčių mes taip pat įgyvendinam specializuoto pagalbos centro funkciją. Tai viena iš opiausių Lietuvos moterų klausimų temų, tai yra smurtas prieš moterį. Mes organizacija, kuri šitoje srityje veikiam nuo pat pradžių ir šiandien galim kalbėti apie situaciją smurto artimoje aplinkoje, nes žinome ir bendradarbiaujame net su 47 savivaldybėm. Čia trumpai, bet galbūt išplatinsim pranešimus, yra skaičiai pagal 15 metų ataskaitą. 16 dienų, 16 pasipriešinimo prieš smurto prieš moteris dienų. Žymi globali jau akcija. Šiemet kaip ir pernai, kaip ir užpernai, kaip ir dar daugelį metų prieš tai šventėm, minėjom. Ir vienas iš tokių galbūt ryškiausių akcijų šiemet prie mūsų prisijungė, arba mes prisijungėm prie jų, Moteris kalba. Turbūt matėte informacinėse tinkluose, kuomet žymus veidai pasisakė, ką mano apie šią problemą ir kaip ją galima būtų greičiau spręsti. Pasiekėm iš tikrųjų daug. Lygių galimybių skatinimas. Ką mes veikiam šitoje srityje? Trumpai, pernai rudenį kartu su partneriais vykome, aplankėme 18 Lietuvos regionų, kalbėjom apie tai, ką kalbam šiandien, kodėl svarbu yra moterim dalyvauti politikoje, kas tai yra ta motyvacija, apie kurią kalbėjom, kas yra skaičiai, statistika, kas yra tas europinis kontekstas. Ir tą darome nuolat. Šitoje srityje tikriausiai daugiau labiau profesionali šitoje srityje tikriausiai būtų kaunietės, mūsų partneris iš Kauno, kurios dar prieš, ko gero, 18 metų yra įkūrusios moterų politikių klubą Milda. Nebejoju, kad bent kelios iš mūsų buvo šio klubo renginiuose. Įgyvendinam daug mokymų. Viena iš tų tikslinių grupių taip pat yra ir valdininkai, institucijos atstovai. Daug bendraujam su lygių galimybių komisijos nariais, kurią sudaro atstovai iš įvairių institucijų, o pagrinde iš ministerijų. Organizuojam kiekvienais metais lygiausios darbovietės konkursą. Kiekvienais metais, sakau, kuomet skiriamos yra lėšos. Kuo labiau jinai matoma, turbūt tuo pavyksta didesnės lėšas prisitraukti. Bet pernai vasarą skelbėm vieną iš nugalėtojų, vaikystės sodą, tai Landsbergienės darželis, iniciatyva, kurie labai aktyviai, galima spėlioti, galbūt ryšių su visuomenė tikslais, tačiau jie kiekvienais metais labai aktyviai gindavo savo poziciją, kad jie ugdo nuo mažens lygių galimybių principų, taikydami tą lygių galimybių principą. Na ir vienas iš ryškiausių projektų, kartu su partneriais per porą metų važiavom visas savivaldybės po 4 kartus, bandėm inicijuoti lygių galimybių komisijas ir tikslas buvo parodyti pirštu
kad savivaldybės šiuo metu jau privalo pagal įstatymą įsitraukti į savo strateginius planus bent minimalę kažkokią tai informaciją apie tas pastangas, kaip jie mato, kaip jie planuoja, ką jie veikia lyčių lygybės srityje. Prieš tai kalbėjusios tau buvo minima, kad savivaldybės nekažin ką ir siūlo. Kartais netgi turėdami gerą patirtį ne visada atpažįsta ir išskiria kaip stiprybę. Moterų dalyvavime sprendimų priėmime buvo atidarymo metu cituojama įvairios mintys, įvairūs pasisakymai, kodėl tai svarbu, taip pat buvo įvardinta, norėčiau perskaityti vieną iš, galbūt sutrumpinti visą šitą pastraipą, kad vis tiek lygios galimybės tai yra socialinio teisingumo klausimas. Kalbėjom šiandien ir apie demokratiją, ir apie įsipareigojimus tam demokratijos klubui, bet lygios galimybės tai moterims ir vyrams tai yra socialinės gerovės garantas. Tai yra tas toks veikimo demokratijos klube principas. Prieš paskutinius rinkimus, tai buvo 2012 metai, kartu su keletą moterų organizacijų Lietuvoje, išsiuntėm partijom, kurios kandidatavo ir rinkimuose, pasiūlymus, kaip jie galėtų integruoti lyčių lygybės aspektą savo veiklą, į savo partinės programas ir kitus dokumentus. Išsiuntė tas rekomendacijas ir skatindami geranoriškai, vėliau atlikome nedidelį tyrimą. Taigi, vertinome kiekvienos partijos programą pagal 8 kriterijus. Vėlgi neskaitysiu visko, tiesiog įvardinsiu tuos kriterijus ir galėsim šiek tiek galbūt vėliau pasižiūrėti, kokie ten buvo rezultatai. Taigi daugiamandatėse apygardose tarp 181 dešimtuko kandidatų moterys sudarė tik 24,4%. Tai yra 44 moterys ir 136 vyrai. Lyčių proporcijos vienmandatėse pasiskirstė moterų naudai labiau, 40%. Partijos programoje skyrius skirtas valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimui. Nei vienos partijos programoje nėra tokio skyriaus, išskyrus, negali vadinti to užuomazgom, bet išskyrus Socdemokratų partijos, sakyčiau, ilgametė ir tradicija. Ketvirtas būtų partijos programoje numatytos priemonės įgyvendinančios moterų ekonominę nepriklausomybę. Nei viena partija neakcentuoja tiesiogiai moterų ekonominės nepriklausomybės, dauguma partijų kalba apie darbo ir šeimos derinimo svarbą, kai kurios yra pasiūliusios būdų tam įgyvendinti, deklaruojamas smulkaus ar šeimos verslo vystymas. Daugelis partijų pabrėžė po pamokinio vaikų užimtumo ir ar ikimokyklinio ugdymo įstaigų optimalaus tinklo buvimo svarbą, tačiau tuo nesieja su šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimu ir moterų ekonominė nepriklausomybė. Penktas kriterijus būtų partijos programoje numatytos priemonės, skatinančios vienodą užmokestį už vienodą arba vienodos vertės darbą. Vienintelė LSDP partija deklaruoja nenukrypstamai laikytis lyčių lygybės principų, ginant žmogaus teisės, mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus, atliekant tą patį darbą, remti tikslinės iniciatyvas lyčių pusiausvyrai stiprinti. Šeštas būtų partijos programoje numatytos priemonės, skatinančios lyčių lygybę, priimant sprendimus, kas mums yra šiandien aktualu. Tai vėlgi tik LSDP
Partija pabrėžia šio principo svarbą, užtikrinamos lygios galimybės visiems, garantuojamas didesnis moterų atstovavimas valstybinių įmonių valdyme bei priimant politinius sprendimus, tačiau valstybės valdymas grindžiamas didesniu visuomenės įtraukimu į visuomenės reikalų tvarkymą, lyčių lygybę, skaidrumu ir atsakomybė, ryžtingai naikinamas bet kokios korupcijos apraiškos. Smurto dėl lyties panaikinimo srityje numatoma sukurti efektyviai veikiančią pagalbos sistemą smurto problemas turinčiai šeimai. 8 kriterijus būtų lyčių lygybės priemonės švietimo sistema, užtikrinant lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimas visose švietimo lygmenyse ir vėlgi čia vienintelė LSDP partija deklaruoja sukurti jaunimui palankės sveikatos priežiūros paslaugas, skiriant dėmesį lytiniai ir reprodukciniai sveikatai, įvesti mokyklose lytinio švietimo programas. Tai buvo daryta 2012 metais, rezultatus rinkiminių kampanijų ir panašiai galima vertinti patys kaip piliečiai šiandien po tų, sakykime, 4 metų laikotarpio. Kodėl mes darėm tą tyrimą? Mes reitingavom, mes skiriame balsus pagal tos 8 kriterijus ir LSDP partija gavo 38 balus, paskui Darbo partija, Valstiečių, Tėvynės sąjungos ir taip toliau. Taigi, iš ko rinksime šiais metais? Reikia šviesti visuomenę, mano temos pranešimo tema ar pavadinimas yra kaip moteris skatinamos dalyvauti politikoje. Na, įpratom jau sakyti, kad vis siekiant pokyčio reikia rodyti pavyzdį. Mano asmeninis pavyzdys, aš jau daugelį metų balsuoju tik už moteris. Tik pradėjus dirbti prieš 15 metų moterų informacijos centre mes darėme tokią informacinę kampaniją "Moteris balsuokite už moteris". Žinoma, aiškinom, kiek galėjom pasiekti auditoriją, kodėl tai svarbu. Bet turbūt pakaks vieno, jeigu sutinkam visos, kad moterų iš tikrųjų trūksta, reikia ir nebejojam dėl tų kodėl, pažiūrėkim, kiek moterų yra pagal statistiką Lietuvoje, 62%. Jeigu jos visos balsuotų bent truputėlį kaip aš, tiek lyčių lygybės indeksas, tiek progresas, tiek apskritai tas bendras vaizdas žymiai būtų pakitęs. Na ir dar noriu, ištraukiau iš 2009 paskutinį kartą daryto tyrimo Lietuvos moterų ir vyrų galvojančių, kad moteris neturi dalyvauti politiko nuomonę ir apie to priežastis. Tai buvo palyginamasis tyrimas, nes buvo daromas 94, 2000 ir paskui 2009. Tai pasižiūrėkit, kokie skaičiai ir kokios yra įvardymos priežastys. Pagrindinė moterų priedermė gimdyti ir auginti vaikus. Moterims sunku derinti darbo ir šeimos interesus, todėl jos negali visiškai pasišvęsti politiką. Moteris dalyvaujančios politikoje praranda moteriškumą. Politika nešvarus dalykas, todėl moteriai nėra ko į ją kištis, kaip turbūt silpnai lyčiai. Ir moteris nėra gabios politikai, tai suponuoja kažkokio akmens amžiaus logiką ir stilių. Tai būtų tiek, taupant visų mūsų laiką, ir ačiū uždėmesi ir visada prašom kreiptis. Ačiū labai.